visą laiką stengiasi palaikyti didelę spartą Aleksandras Dekinas. O Kurtinaitis tuo metu treniruojasi. Taip, šiandien jam nesiseka truputėlį mesti iš toliau. 3 minutės ir 1 sekundė. 53-37. Kočerginas žaidė šalies jaunimo rinktinėje savo laiku. 55-37. Taip, nors ir labai stengiasi kauniečiai, bet vėl dinamiečiai gyja solidesnę persvarą. Kurtinaitis pašaudino Kočerginą. Visockas. 55-39. Ir toj pat skuba į priekį dinamiečiai. Antipovas. Kucharevas. Sabonis. Komičius 2-2 su Kurtinaičiu. Labai išradingas perdavimas su dinamiečiam grindų ir dar prasižengia. Man atrodo, pražanga įrašoma Sergejui Antipovui. 2 minutės 4 sekundės. 55-39. Baudas mes. Ne, vis dėlto teisėjai nusprendžia, kad baudos nebus metamos ir tai 7 Dinamo pražanga. Matote, prasižengė 7, kad dinamiečiai tik likus 2 minutėm. Labai iš toli metė Sabonis, net nepasiruošęs kovoti dėl šaustusio kamulio. Visockas pabandė, bet pamatė, kad nėra jokių vilčių. Trušinas, Dimitrijus Trušinas, 57-39. Na, pakomentuokite jūs patys tokius momentus prie Žalgirio komandos krepšio. Bus turbūt apie ką pasikalbėti persirgimo kambarė. Nežinau, kodėl dar aikštėje nėra Sergejus Jovaišas. Galbūt sirguliuoja. Nors vakar žaidė, rungtyniavo neblogai. 1 minutė 10 sekundžių. Sabonis. 57-41. Minutės tokio galės prašo Aleksandras Dekinas. Tarp kitko, pirmą kartą su maskviečiais mūsų Respublikos krepšininkai susitiko 40 metais Maskvoje, kada vyko Sąjunginė Fiskultūrgundė diena. O pirmą kartą žaidė Kaune 41 birželio 7 dieną. Kauno Dinamo 2 kartus nugalėjo Dinamo. Susitikta 44 gruodžio 17 dieną vėl Kaune. Spartakas pralaimėjo Dinamai, o Kauno rinktinė nugalėjo Dinamičius 20-18. Tiek trumpai apie pirmasis rungtynes. Paskutinė pirmo kėlinio minutė. Gali pasigrožėti keliais efektingai Sabonio metimais. 57-43. Aišku, nelaimės Žalgiris pirmo kėlinio, bet galbūt pavyks sumažinti tokį didelį skirtumą. Kucharevas, 2 taškai skaityti ir, man atrodo, dar pražanga Saboniui. Taip, Saboniui. Vladimiras Šamis parodo, kad Sabonis prasižengia 4 kartą. Visiškai bereikalinga pražanga. Aiškiai nepatenkintas Sabonis. Ką padarysi? 4 pražanga. Man atrodo, nereikia eiti prie teisėjo, ginčyti su jo, nieko nebepakeisi. 4 pražangos, tai jau blogai, 29 sekundės iki kėlinio pabaigos, 16 taškų persvarą turi dinamiečiai. Tai ką reiškia nerūpestingas žaidimas, tokia prasta gynyba. Sabonis norėjo perduoti kamuolį Visockui. Dinamiečiai žaidžia paprastai ir išnaudoja visą žalgiriečių beveik klaidą. 61-43, 8 sekundės, Sabonis su kamuoliu. 61-45, 3 sekundės, 2, 1. Dabar siūloma stebėti antrąjį kėlinį. Dar kartą primenu, kad dėja kauniečiai pralaimėjo pirmąjį 45-61.
Kauniečiai vilki žaliais marškinėliais, dinamiečiai balta apranga. Rungtynėms teisėjauja tarptautinės kategorijos teisėjas Vladimiras Šamis iš Leningrado ir Alikas Žazaevas, sąjunginės kategorijos teisėjas iš Baku. Turbūt įvyko labai rimtas pokalbis žalgiriečių Rūbinėje. Aišku, taip klysti ir taip rungtyniauti turbūt nederėtų. Tai pasidomėjau techninių protokolų duomenimis. Per pirmą kėlinį žalgiriečiai sugebėjo suklysti net 22 kartus. Vakar, pažiūrėjau, per visas rungtynės kauniečiai suklydo apie 16 kartų tik tai. Kauniečių penketas antrame kėlinyje. Sergejus Jovaišais nežaidė pirmame kėlinyje. Valdas Tomičiaus, Arvydas Sabonis, Arūnas Visockas ir Rimas Kurtinaitis. Vladas Garastas su Vidu Virbicku leido ištelę tokį turbūt patį kovingiausią dabar penketą. Žalgirio komandos kapitonas mes baudas. Pirma minutė. 63-48. Ir 63-49. Priminsiu dar maskviečių žaidėjus aikštėje. Bažarevičius 9-asis numeris, 6-asis numeris Dmitrijus Sukharevas, 12-asis Dmitrijus Trusinas, 15-asis Sergejus Kočerginas ir 11-asis numeris Sergejus Grišajevas. Galingi krepšininkai, aukšti žaidėjai. Kaip minėjau, nieko ypatingo nerodo Dinamo komanda. Žaidžia, stengiasi visi krepšininkai. Žodžiu, žaidžia pagal galimybės ir todėl toks rezultatas. Taip reikia išnaudoti ir tikėsimės, kad taip įvyks. Kauniečiai pajėgus ir techniškai ir taktiškai įvykdyti visus sumanymus krepšinio aikštėje. Jų gretose daug pajėgių žaidėjų. Šiuo metu net 3 olimpiniai čempionai. 4 nusipelnę sporto meistrai, 1 tarptautinės klasės sporto meistras. 12, lieka 12 taškų antro kėlinio minutę. Sabonis užmynė ant galinės linijos žalgirietis. Aleksandras Sidekinas ir toliau dažnai keičia žaidėjus. Šiandien abiejų komandų krepšininkai žaidžia žymiai greičiau. Sukharevas, Bažarevičius. Tomičius, aišku, Dinamo krepšininkų jėgos nebegalinės. 3 taškai, pirmasis Sergejaus metimas. 63-53. Na, galbūt Žalgirio komandos treneriai specialiai saugojo Jovaišą antram kėlinį. Žino, kad jis gali įmesti. O Sergejus ypač pataiko tada, kada labai reikia. Tomičius, tai pražanga buvo, ne, metimas nebus įskaitytas. Prasižengia Trušinas, keičiasi vėl krepšininkai. Trečia minutė, 63-54. Lieka tik 9 taškai. Kurtinaitis. Na, dabar galima sužaisti ir su vidurio puolėju. 2 taškai skaityti ir prasižengia Sukharev. Audringa antro kėlinio pradžia. Ir malonu, aišku, mums visiems, kad kauniečiai sprendė daugiau nebejaukauti. Minutės pertraukėlės paprašo Aleksandras Sidekinas. Trečia minutė, 63-56. Kauniečiai dar per šias 3 minutės neprasižengė ne vieno karto. Bažarevičius. Kiek prisimena visą laiką Dinamo komandoje buvo keletas labai mažų krepšininkų antrosios linijos žaidėjų. Atsakingas buvo metimas. Kurtinaitis, Tomičius. Sabonis. 63-58. Priminsiu, kad Sabonis turi 4 pražangas. Tikiuosi, kad Arvydas sugebės žaisti labai atsargiai. Tai dabar matau ir Žalgirio komandos atsarginės žaidėjai paprašė Arvydo, kad žaistų labai atidžiai. 63-58. Kurtinaitis kovoja su Grišajevu ir Vladimiras Šamis nusprendžia skirti ginčą.
didina ūkio persvarą Aleksandras Sidekinas. Vietoj Sukarevo rungtyniaus Aleksandras Ochotnikovas. Ginčas prieš Žalgirio komandos krepšio. Kurtinaitis ir Grišajevas. Kurtinaitis, nes ir labai stengiasi. Efektingas metimas, toks pusiau kablys. Aleksandras Ochotnikovas. 65-58. Labai reikalingas tolimi metimai. Sabonis 65-60. 31 tašką pelnė Žalgirio komandos lyderio puolėjas. Prasižengė Sergejus Jovaiša. Ochotnikovas, dar vienas kablys, 67-60, 5 antro kėlinio minutė. Kaip minėjau, po šių rungtynių kauniečiai turės nedidelę pertrauką. Jie dabar žais su CSKA komanda čia Kauno sporto halėje kovo 18-19 dienomis. Įdomi situacija. Nepamatė Sabonis mažojo Antipovo. Analogiška situacija. Sabonis nesuspėjo sugrįžti Ochotnikovas. Iš eilės 3 metimai. 69-60. Tiek atiduota jėgų, tiek pastangų ir vėl 9 taškai. Sabonis. Padėjo Grišajevas, Sabonis ir 69-62. Metimas įskaitytas ir dar viena bauda. 33 Sabonio taškas. Malonu, kad Arvydas labai stengiasi. Nori pelnyti kuo daugiau taškų, nes 5 baudą gali gauti ir nebūdamas kaltas. 69-63. Pirmauja dinamiečiai. Grišajevas. Prasižengia Arūnas Visockas. Turbūt stumia Grišajevą ar Sergejus Jovaiša. Taip abudu kilstelio ranką. Manau, ir teisėjai žiūri sutrikę ir sekretariatas. Nematė, kam pražanga. Kurtinaitis. Kurtinaitis truputėlį sukliudo dabar vienas kitam kauniečiai, Kurtinaitis ir Sabonis. Taip, toks žaidimas yra žymiai parankesnis dinamiečiams. 71-63, 6 minutė. Dar kas įdomu, žalgiriečiai yra prasižengę vieną kartą. Dinamo jau turi 5 pražangas, aišku, taip pat neblogai. Sabonis ir toj pat prasižengė Ochotnikovas. 6 pražanga. Kačerginas Sukarevas sugrįžta aikštę ir Brazdauskis. Ką Brazdauskis nori pakeisti? Sabonį. Tai Brazdauskis keičia Sabonį. Matys, Žalgirio komandos treneriai nori patausoti savo komandos vidurio puolėją rungtynių pabaigai, nors šiuo metu Arvydas žaidžia labai rezultatyviai. Brazdauskis, Visockas, Kurtinaitis, Komičius ir Jovaiša. O štai dabar aiškinasi teisėjai, kam buvo pražanga. Komičius labai sunkios padėties pelno reikalingus 2 taškus. 71-65. Brazdauskis jau prasižengia iš karto taip, kada Ochotnikovas įgavo, kamuolys įstumtelė.